Arčiau, visi arčiau, prašau. Čia yra ūkinis. Ne, ko kita? Visi laukai ir sieti su džundyrinį tiesiog insėm. Tarpai. Ne, atjungti tarpai. Tarpai tai ir 33, man atrodo. 33, man atrodo, gaunas. 300... Taip, 16,6. Nu, tai sakyk. Tai gal kas antras? Tai kas antras ir uždaryts. Jo, tai Tai čia su džundyrinį ir sieta čia. Visi laukai čia ir su džundyrinį sieta. Tai... Čia pieva. Ten kukurūzai buvo, o ten buvo pupas. Čia pupas užkėlių buvo. Čia ir po pievas. Tenais yra ant kalną, tai ten ir po kviečių. Po kviečių atrodo praščiau. Nes daugiau reagavo būtent į šalnas. Pavyzdžiui, po pievos mažiau reagavo į šalnas. Tai šitie laukai, čia yra dominatorius, čia yra naudots 23 metų ūkinis dominatorius. Nepreitų metų. Šitos sėklos yra apdorotas su mykos produktais, tai ir kanadiečių produktais skaitos, ir augalų yra miltų frakcija skaitos panaudota, apvelta. Ir, kur ir, nu žodžiu, yra ir vaikinuks irgi čia irgi pasisėjęs dabar tą pačią sėklą, tai jo ūkyje atrodo ūkinis dominatorius geriau už hibridinį eksaitą. Nu geriau, mažiau reagavo į šalnas ir turbūt dar tebe žydė, ne? Ar jau baig nužydėti? Technologinis versijas. Ir kaip, nu, iš tikrųjų atrodo įspūdingai, ne? Kaip ūkinis dominatorius, jie plau 3 kg gavos, ar su viršum? 3,5 Nu tai va, ir čia irgi lygiai taip pat 3 kg ir sietas skaitos, ūkinis. Ir realiai skau jau kelinti metai iš eilės naudoju tą ūkinį raps, nepropaguoju jį naudoti, bet mes darom toks, nu, kaip eksperimentai, mes, sakykime, nesikėm ten tų labai didelių aukštumų, mums matematika ganėtinai skaičiuojas protingai, mes ir darom šitos dalykus. Šits rapsas jis buvo realiai, nu, rimtai nušalęs, stipriai nušalęs, nes čia visi didžioji dalis laukų, ten kaimyniniai laukai buvo stipriai sureagavę, kolegas vaštais ir iš mūsų rajono labai buvo pažeista. Tai ką aš padariau būtent šitam laukui, paėmėm po tų šalnų, praėjo kelias dienas, padarėm 2 tokius rimtesnius mitybinius skaitos perlapus. Ir tai ir buvo irgi ta pati agrolinį skaitos naudota po 3 litrus ir turbo naudotas. Tas magnis, jie skaitos azots su auksinais, citokininais ir gibelerinų rūgštim skaitos. Tai skaitos auksinai ir citokininai yra natūralūs augalų hormonai skaitos. Ir gibelerinų rūgštis irgi lygiai taip pat. Jeigu jūs įsigijat kažkokį dabar produktą rinkoje esantį, kuris sako, čia yra skaitos jums citokininai skaitos, ne, arba augimo hormonai kažkokie, tai tenais dažniausiai nerasit gibelerino. Nes gibeleriną pagaminti skaitos arba ištraukti yra labai brangu, be protų brangu. Ir produktuose jo labai nerasit paprasčiausiai. Ir jeigu taip pagal santykių žiūrėsit, citokinins skaitos ir auksins negali veikti be gibelerino rūgšties. Vien dėl to, kad citokinins ir auksins degina, o gibelerinų rūgštis skaitos sušvelnint pernaša. Tai va, čia yra tokie niuansai. Todėl yra, pavyzdžiui, aš dabar ir tobulinu tą vadinamą savo tą produktą turbo, iki to, kad jis, sakykime, nekristalizuotus. Jis 9 mėnesių neišlaika, faktiškai. Tai va, reikia dar atidirbti, būtent atitaikyti proporcijas pagal būtent gibelerinų ir citokininų skaitos kiekį, kad jis galėtų išlaikyti ilgą laiką. Tai va, šitie produktai čia ir naudoti, sakykime, ir va dabar matom iš tikrųjų ganėtinai neblogą kaip ūkinį rapsą su pušalnų ir čia įdėjimai skaitos rudenį yra mapas atiduots 100 kilų. Prie sėklas skaitos herbicidai belkarsų metazamiksu, kaip ir visi esame įpratę skaitos targa, ir naudotos skaitos. 160 veikliosios medžiagas ir panaudota. Tikėjomės iš pavasarį labai atrodys įspūdingai šitie laukai ir tikėjomės, kad bus geresni rezultatai, todėl ir atidinėjom didesnius kiekius veikliųjų medžiagų, sakykime. Tai va. Bet, ką žinau, ir dabar visai neblogai atrodo. Ligų nėra naudota. Nepurkšta visiškai nuo ligų. Pavasarį tik tais yra atiduots 0,5 litrą Juventuso.
Aišku, daug kas čia pasakys, čia verticiliozė ir fomozė, čia tave paims, čia suvalgys kažkas. Na, verticiliozės ir fomozės vaistų nėra. Ir tik tais alternarijos ir mokoros skaitos, o alternarija ir mokoros tai ir paprastas grybinis skaitos ligas, kur realiai pigiausiam priemonėm galite apsisaugoti. Lygiai taip pat kaip ir pupų šokoladinis skaitos, askochitozė lygiai taip pat lygiai, irgi tos pačios dvi veiklios medžiagos. Tepokonazol skaitos ir protekonazol mišinys. Jokių kitokių, sakykime, aišku, dabar rinkoje yra čia labai daug tų produktų, buskalidai, strobikai įvairiausi, garsus pavadinimai ir matom, kas darosi po garsių pavadinimų būtent laukuose. Tai yra dažniausiai nudegintos galūnės, sustresuoti augalai, skaitos sutrikdyta, skaitos kapiliarinė sistema, augalų ląstelės, jos žūva. Tai ar tai ir normalu? Aš manau, kad ne. Praktiškai kituose ūkiuose, intensyvesniuose ūkiuose, tai naudojo tą patį protekonazol su depokonazol ir azokstrobinų skaitos mišinius naudojo, ne, skaitos rapsams, tenais pupams pasinaudojom, bet ten, kurie labai intensyvūs ūkiai, labai, kurie nesilaiko sėjomainos, ne, kurie, sakykime, turi atsiliavimus kažkokius, jau tada mes darom toks kompleksinius darbus, kad skaitos į ateitį užsikirs kelią ligoms. Mes tokius darbus pasidarom. Bet, sakykime, kaip mes čia Žemaitijoj ūkininkaujantis, mes negalim šito daug daryti, vien dėl to, kad dažniausiai mes esam veikiami aplinkos. Mūsų dirvožemiai yra ganėtinai rūgštus, kaip ir dar kartą pakartosiu, pas mūsų ne 60 bonitetų ir 30-32 bonitetai, lygumų labai mažai turim. Tai mes negalim prisiimti labai didelių rizikų ir investuoti didžiulius, sakykime, resursus, sakykime, tam, kad gauti tas 8 tonus. Mums užtenka ir tų 6 tonų, mūsų svarbios matematikas, kad skaičiuojas. Tai va, tai gal turit klausimų būtent apie rapsą, ką dar domint, kas, ar jau visi pavargot gal jau? Nuvado, nebus pušima? Ne, nebus purškiama dabar. Žabaliukų tai matot. Ir, bet nepurkš. Nes, tikslo nematau iš tikrųjų, nes mechaninių pažeidimų yra pakankamai mažai. Jeigu taip dabar, nes mūsų purkštūs yra labai mažas, žems purkštūs, jeigu dabar aš važiuosiu per visas tas technologinės, tai išskaičiavus aš turėsiu minusą, o ne pliusą. Su dronais gali? Ne, užmirškim dronus, vyrai, turim praktikos jau daug, iš tikrųjų, ir pats turiu su kuo purkšti ir daryti, bet faktiškai ir misijai neįmanoma kokybiškai atlikti darbą. Vien dėl to, kad produktai yra nepritaikyti būtent skaitos dronams. Nes tada turi būti koncentracijos labai didžiulis skaitos, ne, vandens kiekis labai mažas. Mes, pavyzdžiui, dabar kyla diskusija dažniausiai su ūkininkais, kiek to vandens reikėtų būtent purškimo metu. Kiek turbūt vandens purškimo metu? Plius minus 200 litrų. Tai va, tai tu sakai 200 litrų, kit sak 70 ar apie 50. Nes tai 100. Kiek? 130 gerai. Čia paskutinį da padarėjai su 130, ne? Gal praskiestum ir išpurkštum. Tai va, bet tada turi žinoti savo tirpalą. Jeigu mažini vandens kiekį, tada turi reguliuotis patį vandens minkštumai skaitos, molekulinius lygius turi susižiūrėti ir visą kitą, jeigu mažinat. Tai va, jeigu jūs nemažinat, siurbėt iš upelio arba iš kažkokio tai telkinio, jūs negalite susimažinti paprasčiausiai. Nes tame vandenyje, iš kur jūs pasiima tą vandenį skaitos, jame yra ir nitratų. Plokerį reikia pastatyti. Galit ir statyti. Jeigu traukite iš gręžinio, tai automatiškai tenais yra, skaitos gali būti per didelis kiekis kalcio skaitos, arba gali būti per didelis kiekis geležies skaitos, ne? Tai vadinasi, irgi vyksta tam tikri maistinių medžiagų blokacijos skaitos arba cheminės reakcijos įvyksta. Lygiai taip pat. Mes dabar kuriam su Edmundu irgi tą sistemą tokią ūkininkams, kad vandenį skaitos neutralizuoti, pasiruošti tai dienai vandenį iš vakaro. Ne? Atėjai, užsidarei programą, šiandien man reikia tiek vandens, mes tą ir skaitos kitai dienai turėjau paruoštą vandenį, jau neutralizuotą vandenį skaitos, ne? Kur, sakykime, bus optimalus pH, sakykime, ne, kur bus vanduo minkštas ir visa kita. Jo, geležis bus neutralizuota, išfiltruota. Mes šitą darom, bet sakau, paprasčiausiai ir fiziškai neįmanoma per 1 metus padaryti tiek daug darbų, nes
Jo, tai va mes tą ir darom ir aš manau, kad kelių metų bėgyje mes turėsim visą pilną jau programą pasidarę, pasiruošę ir galėsim daugiau tų atsakymų jums pasakyti. Ir šiaip jeigu taip pažiūrėjus į mūsų, į mano, pažiūrėjau, Edmondo darbą, sakykime, mes labai giliai kapstom, kaip veikia dirvožėms, kaip veikia augalai, kaip susiderint produktai tarpusavėje, sakykime, kaip mes galim sumažinti savikainas ir visus kitus dalykus. Mes nagrinėjam daug daugiau nei rinkai reikia iš tikrųjų šiai dienai. Koks vanduo išvalo. Jo, ląstelės skaitos, kaip veikia kvaporingai. Tas vanduo jis ateisina, neišvalyti. Jo, ir tada praplaus ir viskas, jo. Bet į ląstelę nepateks ir patogenų lygos neišėms. Tai va. Tai čia žmonės yra net Nobelio premijas gavę už tokius dalykus. Mes tada kalbėjom per prezentaciją, kai pristatinėjom tada apie nitratus ir visus kitus dalykus, tai kodėl aš ir dar kartą pabrėšiu, grįžkit prie kaso. Jeigu leidžia galimybės, grįžkit prie jo. Nes sumažinsit nitratų kiekį, tai druskų kiekį. Dabar tokia nauja tendencija atsiradus ir kad trūksta kalio, verkiant reikia kalio, žinai. Purškit kalį arba ten silicį varykit dar kažką, vyrai. Kalis tai yra tokia medžiaga, kur augalas per lapus negali jos pasisavinti visų pirma. Jeigu ir kažkokį dalį molekulinės dalies ją ir paims, automatiškai įjungsit augalo į sendinimo programą. Taip yra, nes jis skatins skaitos sintezės, skatins maistinių medžiagų pernešą skaitos ir jūsų augalų trukmės, ta vegetacijos trukmė automatiškai sutrumpėja. Tai va, tai nežinau, kam šito reikia. Kalis tai ir dirvožemio elementas, ne augalų. Mes dabar darėm tyrimus iš lapų, iš dirvožemio, žiūrinėjomės, kaip veikia būtent tam tikri elementai, koks kiekis borų turėtų būti. Ir jeigu dabar mes darėme pupas, dabar maitinom, 3 kartus darėm, skaitos, po 60 gramų veikliosios medžiagas boro. 3 kartus. Ir principė tai, kad mes 4 kartus viršėjom borą pupuse. 4 kartus, tai po paraliais, ką mes dedam tą borą tada? Po 60 gramų. Veikliosios medžiagas rekomenduojama ir... Nu tai kiek naudoji tada? 1 litrą. Kiek veiklios medžiagas? Aš nepasakysiu. Nu tai va, tai jeigu tu perki 300 veiklios medžiagas. Perki iš Vatikagro. Nesvarbu, tai visi produktai yra skirtingi. Vyr 150 veikliosios, 180 veikliosios, 300 veikliosios. Jeigu tu litrą nusipirkai su 300 veikliosios, tai tada 300 veikliosios. Tai pusę litrą duoti. Turi žinot, kiek reikia duoti. Yra ir galimybių tą daryti, suprantat, reikia išsiaiškinti, kiek augalų reikia. Ir dabar, suprantat, jeigu dabar tai paimsim mane, mes visi čia susėsim ir suvarysim po kokį 10 cepelinų, kaip mes jausimės? Augalas protingas, kiek reikia, žmogus tik geria, kiek nori. Va, čia ir tavo atsakymas geras. Žinai, kada augalas pasiema, kada humuso kiekis 4 procentai, tada pasiema. Bet jeigu mažiau negu 4 procentai, tada jeigu vandens įrisą ima vandenį, azotą ir daugiau nieko. Jo, ir principai ir tai, jeigu tavo dirvožemis yra bioaktyvus ir sveikas, skaitos, jis funkcionuoja pilnavertiškai, tai tada jam užduotis yra pasiimti tiek, kiek jam reikia, skaitos, ane? Mes darydami priverstinį mitybinį, skaitos, ane, stimuliuodami, skaitos, per dirvožemį, įdedam labai daug maisto, skaitos, priverčiam su įvairiausiais produktais jį maitintis, tai vadinasi, mes tą pernešą didinam. O čia dabar, jeigu peilės yra prapjauti, gali prapjauti stiebą? Neturiu, čia neturiu dabar, žinok, neturiu peilį. Bet ons bus tikrai, kad nebus užpildyts. Nebus. 100% nebus užpildyts. Neįmanoma. Ne boras užpildo. Nepuršta. Ir boras neužpildo to. Suprantu, ką sako, šitą, bet borą davė, jūs ar nedavė? 0,5 litrą. Pusė. Nes boras, saka, dabar čia visi, žinai, sako, o čia jeigu atvažiavo į lauką grūnoms, perpjovė, žiūri, iš kurios šerdis yra, neskaitos, ir visi lygiai tą pačią melodiją ir išmokė ir sako, naudokit borą, reik borą. Ne borai yra esmė, vyrai. Esmė yra tai, kad turi žinoti, kiek jums iš tikrųjų jo reikia. Pavyzdžiui, šiais metais Šakių kraštas, sakykime, vis ten ta pusė buvo problemai vien dėl to, kad vandens negavo, ne? Tai kaip gali augalas užpildyti save, jeigu jis vandens neturi? Kaip ląstelėms dalintis? Kaip dalintis ląstelėms? Na, yra vienas variantas, reikia, mes darom, bet mes vakikėsime 30 cm. Čia neišeits. Ne, vyrai, neišeitis. Neišeitis.
aš galiu to parodyti, prisieta va tiek yra, įvairiausiais būdais. Galiu aš to prakasti ir pusę metrą. Jūsų maistas laikosi plius minus nuo, sakykime, 7 iki 15 cm. Viskas tvarkoj. Vanduo, jeigu tavo sveikas dirvožėmis bus, kapiliarinė sistema bus nesuardyta, tai tau jokių ten kurminimų nereikės. Principai ir kapiliarinė sistema. Neužmuškit sliekų, neužmuškit skaitos organizmų ir kitos gyvybės. Viskas tvarkoj. Jūs kapiliarinė sistema veikia. 6 metai mes dirbam tik ant organikas. Super. Jisai tai žino. Viskas tvarkoj, aš tik tais... Viskas gerai, bet jeigu vandens paimti, giliau paduoti jau. Nebūtinai. Aš galiu, sakykime taip, galim perkasti kordus, dirvožėmių kordus, sluoksnius išsiruošiuoti, skaitos atsiskirti. Ir aš jums galiu parodyti. Pagrindinis skaitos krūmijimus į mazg šaknų ir viršui 15 cm. Čia tik apie vandenį šnekam. Tai ne, viskas tvarkoj. Jūs vandenį dabar, sakykime, pasiimat anaerobinis čia. Čia yra anaerobinis, bedegoninis vanduo. Kaip jūs manot, kad augalas gal pasiimti anaerobinį vandenį? Nė velnio taip nebus. Jis turi būtent skaitos oksidacijos arba garų principų skaitos pakilti paviršių. Neskaitos arba jį per savo šakneplaukius turi pakelti viršų tam, kad jį neutralizuotų ir paimtų. Jo nepaima. Visa mikrobiologija yra viršutiniam sluoksnyje, kuri gyvena tik tais degoniniai aplinkoj. Anaerobai maitinasi tik tai skaitos mūsų, skaitos vadinamo to balastų, skaitos humusų mūsų, ne? Humusai tai yra anaerobai. Jeigu mes dabar, sakykime, pažiūrėsim į humusinį sluoksnį, skaitos ir degoninį, tą vadinamą skaitos kistos anglies, skaitos tą mikrobiotą, tai yra skirtingi dalykai. Tenais tirpina kitus elementus. Jeigu, pavyzdžiui, sakykime, humusiniam sluoksnį ir turim daug sankaupų, turim labai daug energijos, viršui mes neturime energijos, tai tada augalas duoda impulsą, kad skaitos man davai patirpini iš humusų, iš humusinio sluoksnio, to, ko reikia. Bet tai yra ilgs procesas. Tai va. Ir dar vieną labai paprastą turit dalykas suprasti, tai kad nežinau, kodėl taip yra, iš tikrųjų mokslas labai įdomiai yra skaitos įvardinęs fotosintezės ciklą, žinai. Ir, pavyzdžiui, jeigu taip pažiūrėjus iš tikrųjų, kaip vyksta fotosintezės ciklas, tai skaitos yra, ne, įkvėpims skaitos, skaitos įkvėpims, iškvėpims, maistinių medžiagų nuleidims ir pakelims, ne, skaitos 4 ciklai įvyksta. 4 ciklai. O mūsų literatūroje yra aprašyta tik tais vienas ciklas. Tai ką, augalas nekvėpuoja, jis durms yra. Tai čia stebuklo nebūna, vyrai. Labai paprasti dalykai. Jeigu, sakau, iš tikrųjų atsisėstumėm laukuose, stebėtumėm augalus, kaip jie iš tikrųjų elgiasi, ko jie nori, tada ateitų atsakyms, kad mes daug ką darom neteisingai. Arba nežinom nieko. Arba nežinom, aš tai iš viso nežinau. Tai va. Labai paprasta. Ką mes čia veikiam, kad mūsų šviečiat? Aš nešviečiu, aš tiesiog, aš dalinuosi tik tai savo pastebėjimais. Nieko aš nesu mokytojas. Viską kiaušinis. Pirmiausia, ląstelė. Tai va, tai atsakymą gavai turbūt. Vsio, vyrai, uždarom šitą temą. Rapsas 5 tonų neduos, duos 2 tonas ir gerai bus. 3 gal. Ne, nes man 2 tonas tegul būna ir man užteks. Kaip sakėte, Makagro, bent jau 6 nebus. Ne, 6 nebus čia. Nebent iš 2 hektarų. Tai va, aš galvoju, sėdžiam į automobilius, važiuojam dar į vieną lauką, parodysiu dar vieną laukelį, jums įdomu tokį ten gražus kraštovaizdis, padiskutuosim ir tada jau pietums kviesiu. Ir suprant, kas keiščiausia, va, pavyzdžiui, pamiškiai, pasižiūrėkit, pamiškiai, pilnai ir išplaukia. O, pavyzdžiui, čištės, matai, nėra. Nors atrodo trešta, viskas... Ne, atrodo viskas vienodai daryta ir visa kita, bet paprasčiausiai čia yra trūkums saulės. Šviesos čištės. Ir matos, kad automatiškai jie ir išplaukia jau. Ir jau, žiūrėk, šitais jau žydi. Jo. Nu. Šiaip varpas iš tikrųjų ganėtinai gražiai atrodo. Kas čia yra? Čia Brigens. Čia irgi Brigens, jo. Ką, vien Brigeno prisisėjai? Brigeno turi dabar apie 50 hektarų Lietuvai. Sėklai. Šitie neišeis į sėklą. Ne rugiagėlių yra išsišokusių. Dabar atvažiuos genetikai, paimti genetiką, patikrinti, kodėl čia yra išsišokę jie.
Faktiškai sėkloje neturėtų būti šitų dalykų, supranti. Ir, pavyzdžiui, dabar kitą savaitę atvažiuos paims ir va tada pasakys, ar čia yra iš mono laukų atėjusis pabiras skaitos. Aš pasais vakar buvau Brigents nuvažiavęs. Nėra pastais. Nu, pas Andriaus irgi nėra sakė. Ne, bent dar laik stebė, gal vėliau. Dabar čia 4 metai. 4 metai. Na. Ir aš labai mažai tikėčiau, kad čia yra būtent iš 4 metų. Nu, blemba mažai tikėtina. Ir sakau, atrodo, žinai, čia buvo pupas prieš tai. Ir skaityk, buvo švarus lauks, jokių nebuvo pabirų nieko. Ten buvo, turiu laukų, kur turiu problemą su rūgiais, nes tai tarpinis buvo visi traukęs rūgis ir grikius. Tai blemba, neišsiimti. Ne. Ne. Pas mane yra žemsdirbims visur taikoms tarp 3-5 cm čia. Visur. Nes šį yra vadinamas tas mini tylas skaitos, ne? Ir mes naudojam tą vadinamą tiesioginį siejamąją džandyrinį tą. Ir... disks. Šiaip būtų gerai, kada nors, aišku, įsigyti ir nuragą. Šiaip patink man Klaidono visą tą sistemą, žinai, kaip dirba, kaip sieja. Tavas, jėmoj, Kiocherlings, ne? Nu irgi superinis reikalas, išvalo guliavietę, labai gražiai pasėja, visam bendram plotį, gaunas kaip pakrika sėjai. Aš su pakrika sėjai jau turbūt dabar bus 5 metai, kaip dirbu su pakrika sėjai, tik šiais metais nepasisekė, viskas nušala man visi kviečiai. Nes matai, kaip sėjai pakrikoj sėjai, tai vadinas sėjai iki 1 cm gylio. Ir kai šį pavasarį buvo ganėtinai, aišku, dideli šalčiai, jie buvo gražus, iš tikrųjų gražus kviečiai. Ir nušalo, tiesiog jos nuplėšė šaknis. Ir jeigu tai pažiūrint, kaip pastavęs tas jamoji, ana gražiai pasėja, užber nedaug skaitos, jo, purus toks tas dirvožėmis ir blemba atrodo laukai įspūdingai. Na, tikrai. Tai va, Klaidos sistema tikrai, Kėdainiuos ypač vaskau, daug kas turi, žinai, tą sistemą, tai daug kas priklauso ir nuo siemosius. Aišku, Vytaus turi dabar pasės ir su sumo turi pasisės. Nu ir kaip pačiam? Aišku, ankerinė siejamoji, jinai žymiai geriau išvalo, kaip sakoma, tą guliavietę. Pasiimas, irgi jos ten vaikščioja, ten varijuoja 2,5 cm. Bet problema su jie ir kada negal išsėti daugiau nei 205 kilo, ne? Ta prasme, sėjant. Nežinau, kviečiu, aš nesu sėjęs, nežinau. Supratau, nes dabar čia turėjom tokį praktiką, žinai, ir jau pasėtas su šitas jalka ir, padaryti didesnis normas. Skaitos, principė tai priklauso, kokį tą sėklą turi. Jeigu pastavęs Jektrolicą sieks 800 ir daugiau, tai... Bet aš manau, tokius nelabai kas įsėjam. O kodėl? Nes jiem čia buvo 780. Brigeno principas ir kad jis turi tarp nuo 760 iki 800. Segmentacija apie 350 panašia nuo ir skaitos. Tai va, principė tai, kad kodėl aš būtent tą veislį įvežiau į Lietuvą ir dar turiu keletą veislių pasėjęs, sakykime, turiu Umbertų tokį naują veislę, kuri bus skirta būtent sausainiams, miltams, ne? Tai jos derlingumas siekia nuo 12 iki 14 tonų. Ir tokie ir užfiksuoti. Turiu dar vieną tokį veislį įdomesnį Brencis. Realiai per, sakykime, varpas yra apie gal 15 cm ilgio. Ir neturi 4 skaitos, vienam segmente neturi 4 grūdų. Čia, sakykime, turės po 4 grūdus, ne, sakykime, tikiuosi, kad turės po 4 grūdus. Tai va, o ten skaitos yra po 2 grūdus. Įdomiai, žinai, toks, bet surint labai ilgą varpą. Ir čia skaitykėm, turėjom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 skaitėm, jeigu viršus nenukris, tai, sakykime, turėjom 90, sakykime, stiebų, tų segmentų skaitos. Tai va, tai aš manau, kad šita veislė bus ganėtinai perspektyvi. Jeigu taip žiūrint, aišku, reikia išsiaiškinti, kodėl pabėga šitie išsišokėliai, ar čia ir mano kaltė. Va čia gali dabar, Edmundai, tu jau pasireikšti, nes čia ir naudota jau humusinga. Tai biškį leis Edmundui pašnekėti. Ką čia matoma, ne? Čia ir čiaga naudota dar. Jo.
Jeigu pasižiūrėsit, yra tas viršutinis va toks sluoksnis, matot, yra kaip grūdėta varškė. Aišku, daug kas nematys. Jo, tokia va kaip grūdėta. Kas dar yra? Jeigu pasižiūrėsit va šaknyje, ne, ant šaknies va kiek yra plaukelių. Daug smulkių. Tai čia maisto medžiagų. Kuo daugiau plaukelių, tuo daugiau maisto medžiagų. Ir rodo, kad mikorizė yra. Ir dar, matot, yra va sliekas koks, va, kokia skylė. Didieji tie. Tai jie šitie vertikaliai dirba, jie iki 2 metrų eina į gylį. Ir vanduo subėga gerai. Ir kas yra aplinkui šičia, jeigu kad ir metro pavyzdžiui gylį ir iškasit ir matysit, kad irgi šaknis augalo eina. Ta, irgi tų smulkių tokių yra. Šičia yra, kaip matot, kaip grūdėta varškė, aplink kiekvieną tą trupiniuką yra oro. Tai žymiai daugiau oro yra. Ir ore kas yra? Ore visą laiką yra ir drėgmės. Ir kai saulė, kaip pavyzdys, kyla, rasos taškas eina gilyn į dirvą. Ir net iškasus, kur slieko ypač šaulata, matai, kad net drėgmės susiakumuliavus. Kai saulė nusileidžia, kur rasa? Rasa visą ant paviršiaus lieka. Tai vat, jeigu būna sausra, tai toks dirvožėmis, kuriam yra oro ir bus ir drėgmės, ir ilgiau sausras pakęs. Nu ir aišku, tas oras ir šaknėjimasis ir maisto medžiagų paėmimas visą kitą. Tai va čia ir kalbėjau būtent apie tą skaitos kapiliarinę sistemą. Nesvarbu, kad jūs galite dirvožemį išsipūrinti ir 20 ir 30 cm, jeigu jūsų maistinis medžiagas čia ir lengvai paimamos. Nesvarbu, kad tu tenais gali, sakau, turėti maistų belė kiek. Plus dar vieną tokį pasakysiu dalyką, kai daroties dirvožemį tyrimus, neleiskite daryti iš 40 cm gylio. Ne 30 cm, maksimum ir 20 somų turbūt paimama, vien dėl to, kad tai ir skaitos laisvieji elementai, skaitos laisvosios medžiagos ir surištos medžiagos, kur skaitos druskoje, skaitos nitratuose, kur ir saugojama, ne? Tai jeigu jūs iš nitratų pasiimat ir dirvožemį rodo, kad blemba turit kalių perteklių, fosforo perteklių, ten azoto turi 60 gramų, ten ar 70 gramų, o jis yra skaitos nitratuose, druskose. Koks skirtums, kad jis turi druskose? Jums nereikia šito žinot, jūs turi žinot, kas čia yra. Būtent, va, tas darbinis gylis, nusakau, nuo 7 iki 15 cm jūsų darbinis gylis turi būti tam, kad žinotumėt, ką iš tikrųjų jūs turite. Jo. Nu, čia ir šaknų augalų šaknų zonus skaitos, gyvenimo terpė, mikrobiotos terpė skaitos. Tai va, čia ir jums aktualiausia. Tai, ką jūs turit, supranti, ten pasidėję, tai ten ir tegul būn per laiką, sakykime, per tarpinius, per sijomainas įvairiausius skaitos. Gali tą nitratinį skaitos azotą, skaitos atpalaiduoti skaitos, jį galite suvartoti per garavimo principą skaitos ir va tada jau tas maistas tampa savaime atsipalaiduojantis ir iš gilesnių sluoksnių. Kaip ir sakiau, tik tais skaitos gilio šaknis gali tik tais pakelti elementus skaitos patirpintus su užduotimi, kad skaitos viršutinį mikrobiotos skaitos arba gyventojai skaitos perduotų sakykime, į šakneplaukius, į kapiliarinį sistemą skaitos, per mikrobiotą skaitos ir visa kita. Tai va čia ir toks įdomus dalykas. Dar tokį vieną dalyką pasakysiu, kad kodėl, pažiūrėjau, sėjau tus 3 milijonus, principė tai yra, kad ants labai žiauriai stipriai krūmijas. Pažiūrėjau, turėjau nuo 9, 11, 13 stiebų. Tai šiais metais truputėlį vėlinsiu sėją, kad netiek išsikrūmyt, nes, pavyzdžiui, dabar mato tankums ir kosminis. Didžiulis ir esu suskaičiavęs vietomis, kai kur yra ir 700 didžiausia, esu kitam laukį suskaičiavęs, tai 1300 stiebų, tai ten, negali tai būti. Tai įsivaizduokit, koks turėtų būti maisto medžiagų kiekis atiduots, kada visus išmaitintų. Ten neužmegs paprasčiausiai. Tai va, tai šitą veislę norės truputėlį vėlesnius sėjos, kaip ir skagins. Esate matę, kad būtent irgi daug kas sėjot skaginą, kad jį realiai gali ir spalio pabaigų, lapkričio pradžiai pasėti ir jis pavasarį puikiausiai krūmys. Tai čia ir genetika. Atsimena ten, kur buvom prie Mauricijaus, ten buvo 4 milijonai pasėta ir jis nefiga nėra išsikrūmys. Tai kam ir šaknis? Tai ir genetikui problema vadinsa, ne? Tai lygiai tos pats ir pastavis praeitais metais buvo su Mauricijom. Irgi ne kažkas. O buvo prieš tai keletą metų numeris 1.
Tai kažkur kažkas ir pasikeitė, kažkas ir pabėgė, kažkokios sąlygos jam nebetinka. Tai va, dėl to ir sakau, kad, pavyzdžiui, dabar šitam ūkį dominuoja pagrindė Brigenas ir Etana. Tai va, pas mūsų Žemaitijų dažniausiai ir Etanas, Oris, va, gali būti, sakykime, intensyvesnis veislis, tiesiog nepaveža. Tik tai vienintelis šitais Brigens, kuris tinka va būtent va tokiems dirvožemiams, čia yra, sakykime, skardžiai, ne, pavyzdžiui, čia visur ir čia ir matot durpyną. Aišku, jeigu nueitumėt, pasikasinėtumėt ir visišką durpį, o durpynę matot, kaip atrodo. Ten, pavyzdžiui, ant kalną, kur ir tas lauks, tenais yra Etana. Čia ant kalną tenais irgi toliau irgi yra Etana. Tai ten yra molis, toks šlins molis. Nu irgi gražiai atrodo, ne, banguoja, nėra dėmių, nėra tų keršumų įvairiausia, neskaitos. Nu, Humusinga dirba ir padaro tą išlygina lauką. Jo, skaitos arba augalų, skaitos mes skaitos galit prisieklus naudoti, kad išlygintų tą vadinamą sudegimą. Pastavis, ne, galvokis kaip gražiai ir sudygusis, ten po humusingas dirbas. Nu, matus kaip užbrėžta, ne. Tai va. Net daigoms pupų. Geresnis. Nu tai va, o realiai kiek litrą naudoji dabar, ar litrą, ne? 3 metrą po litrą. Nu tai va, ir realiai galų laukis viską atidavinėjai dabar. Tai yra numatęs iš karto, konkrečiai yra užbrėžta. Tai va, tai čia, sakau, 4 metai ir darbs įdėts, kad buvo būtent išsilyginti tą pasėlį. Sakau, vienur greičiau pasidarė, kitur ilgiau reikia šitą darbą daryti. Viskas priklauso nuo maistinių medžiagų santykių, nuo tavo mikrobiologijos aktyvumo. Viskas. Produktas galbūt pats geriausias ir stebuklingiausias, jeigu dirba ir neaktyvi, nėra kam aktyvuotis, tai jūs ten galite daryti, ką jūs norit. Tai va. Nežinau, manau, kad šiandien ir pakankamai. Kviečiu visus važiuoti papietauti. Jeigu kils klausimų, tada galite klausti ir kontaktai, dar kažkas ir kas domins. Ir viskas, ir padiskutuosim.